Tai vadinsimės banguotais lakštais ar šiferiu? Vadinkim visaip, kad tik suprastumėm. Šiaip galim banguotas lakštas. Bet jeigu šiferis, tai nenubausit jau. Ne, baus tikrai nebausim, jo labiau, kad didžioji dalis visų žmonių įpratę girdėti arba vadinti šiferiu, tai mūsų ausų jau tai nerėžia. Kažkas pasako iš jūsų, kad dar vis vadina šiferinė, sako, paskambino į šiferinę. Taip, mūsų gamykla dar kitaip vadinama šiferinė. Supratau, jūsų gamykla yra Naujojo Akmenėj, taip? Taip. Ten gaminat jūs banguotus lakštus, taip? Banguotus lakštus gaminam Naujojo Akmenėj, gamykloje, taip. O kiek metai gamykloje, nes jūs vadinamat banguotus lakštus ar šiferį, tai gaminate, nežinau, labai 90 seniai. turbūt, nenoriu tiksliai sumeluoti, bet man atrodo 97 metais mes pradėjom gaminti banguotus lakštus be asbesto. Bet anksčiau? Anksčiau viskas lygiai taip pat buvo gaminama, tik tai Akmenėj. buvo irgi Akmenėj, pasikeitęs turbūt pats fabrikas ir pasikeitę tos medžiagos, iš ko gaminamas jisai. O kodėl būtent Akmenėj tenai tie lakštai gaminami? Lokaliai turbūt irgi turi būti susiję su ištekliais aplinkui. Tai kadangi produkto 80% sudaro cementas, tai turbūt labai patogu, kai Akmenės cementas šalia. Akmenės cementas, dabar jis jau vadinasi kitaip, bet iš principo cementas į mūsų gamyklą papuola vagonais ir mes esam kaip ir kaimynai tenai. Tai iš ko gaminami tie banguoti lakštai? Tai kaip ir minėjau, 80% cementas, 20% yra tas vadinama, gal taip vadinkim, armatūra, tai yra tas rišančios medžiagos, kas anksčiau buvo asbestas, tai šiandien dienai tai yra pakeista į celiuliozę ir PVA, polivinilalkoholis, tai yra tokia plastiko siūlai, labai panašu kaip ir betonui fibra būna, tik tai mūsų tas PVA yra trumpi, ploni ir aukštos kokybės labai plaušai. Tie plaušai sutvirtina turbūt, taip? Taip, plaušas sutvirtina cementą, neleidžia cementui būti trapiam, skilinėti ir lūžinėti. Labai įdomus faktas yra PVA tos armatūros visame banguote lakšte yra apie 2% ir tie 2% sudaro apie 30% visos medžiagos kainos. Oho. Tai yra dėl kokybės užtikrinimo yra nedaug įmonių, kurios gamina tinkamos kokybės tą PVA ir šiuo atveju mes ją importuojamės iš Japonijos. Tai čia gal pagrindinis skirtumas nuo lenkiškų? Nenorėčiau kalbėti apie lenkišką šiferį. Nežinau, iš ko jie gaminami iš tikrųjų, bet galėčiau pastebėti arba pasakyti, kad kokybė gamybos metu užtikrinama iš tikrųjų turbūt 100% ir labai daug kur vykdomi kokybės tie testavimai. Tai reiškia, mes neišleidžiam iš gamyklos banguoto lakšto nepratestuoto. Reiškia, kiekviena partija yra testuojama. Lūžis, prabėgamumas, spalvos, kokybė. Tai reiškia... Bet problemų ar su tais banguotais lakštais yra buvę ar ne? Tai problemų turbūt, mes kiti akmenį į tą, kuris neturi problemų, ne? Visko būna, visko pasitaiko turbūt. Bet kaip svarbiausia, kaip sprendžiat? Taip, tai šitoj vietoj negėda turbūt dirbti šitoj įmonėje, nes visos problemos yra sprendžiamos turbūt pakankamai greitai, lengvai ir klientas turbūt pasirenka. Jeigu ir yra kažkas negerai, ar tai mes perdažom, kompensuojam, ar perdengiam. Jo, kiek aš žinau, tai kiek esu sudūręs, labai nedaug sudūręs, bet tikrai visais atvejais klientas laimėjo. Jo problema buvo išspręsta. Ta prasme, nebuvo paliktas jis likimų valiai, mes kaip pardavėjai nebuvo palikti likimų valiai, bus tvarkytai nuo pradžių iki pat gal. Kam nuolydžiui tinkami Ethernet banguoti lakštai? Arba koks minimalus nuolydis galimas? Jeigu stogas yra daugiau negu 15 laipsnių, tai yra galima naudoti be papildomų kažkokių tai priemonių, tai užtenka turbūt tik tai difuzinės, antikondensacinės plėvelės ir
nieko daugiau papildomai daryti nereikia. Tai 15 laipsnių turbūt atsakymas. Jeigu turite stogą, kurio nuolydis nuo 15 iki 10 laipsnių, mes turime asortimente tokias sandarinimo virves, kurios dedasi tarp kiekvieno lapo. Tai šita virvė naudojama uždengiant lapą su lapu ir užsikloja šitoje vietoje ir užspaudžia. Ai. Taip pašalina visus tarpelius, užpildo. Na, bet 15 tai yra jau be jokių papildomų priemonių, nuo 15 iki 10 su papildomom standartinėm priemonėm. Taip? Su papildomom. Taip, tai jeigu darysite mažesnį nuolydį, tada jau yra sutapdinti arba plokšti stogai, kur yra visai kiti sprendimo būdai. Tai dabar pakalbam apie modelius jūsų dangų. Tai yra turbūt keli, kiek aš žinau, Gotika, Banga, Klasika, Agro L, Agro XL. Ar kažką aš praleidau? Tai yra lapo dydžiai turbūt. Taip, iš principo mes gaminam 2 profilius. Tai turim tokius užvadinimus kaip P75 arba CB40. Tai P75 tai yra tas 5-bangis lapas, tai yra bangos aukštis, kuris yra, jeigu labai tiksliai, tai yra 51 cm. Milimetras? Milimetras. Jo. Jeigu labai tiksliai, tai yra 51 mm, bangos aukštis ir tai yra vadinami Gotika arba Banga lapai. Skiriasi iš tikrųjų Gotika nuo Bangos lapo ilgiu. CB40 tai yra 4 cm arba 40 mm bangos aukščio lapai. Jie yra 8 bangų ir pagal lapo ilgį tai yra Klasika, Agro L arba Agro XL. Tai aš jau Gotikus ar Bangos nesujungsiu su Klasika, taip? Ne, niekaip. Jeigu iš ilgio nesujungsite, jeigu tiesiog pradėti stogą eilę į viršų, galima sujungti vieną su kitu, skirsis tiesiog bangos aukščiai. O kur dabar dažniausiai naudojami Gotika ir Banga lakštai? Turbūt privačioje statyboje įsivaizduoju. Turbūt, kad pagrindinis Gotikos arba pagrindinis privataus namo stogas, jeigu renkamasi, tai yra su Gotika arba Banga, todėl kad vaizdas šito banguoto lakšto labai primena turbūt čerpinį vaizdą, tai yra nedidelė banga, kuri gražiai gula ir gražiai atrodo stoge. Dažnai tikrai dar susidurėm ir su Klasikos naudojimu privačiuose namuose. Galbūt dažniau Klasikos dangą naudoja renovacijose, tai yra kai keičia stogo dangą, ne naujoje statyboje. Šiaip iš principo, tai jeigu vieno aukšto namas turi naudoti kuo mažesnį lapą, bet jeigu ten 2, 3, 4 aukštų namas ir to nuo gatvės nesimato, tai gali ir ten Klasiką naudoti. Turbūt, kad taip. Ir galbūt paminėčiau, kad nuo lapo dydžio garantija arba techninės savybės visiškai beveik nesiskiria stoge. Tai reiškia, lapo dydis ir spalva tai yra tik tai estetinis vaizdas ir tai yra taip, kaip stogas atrodys jūsų. Tas, kas jums patinka labiau. Agro L, Agro XL. Kur jie dažniausiai naudojami? Dažniausiai turbūt naudojami agro sektoriui, ūkiuose, pas ūkininkus, tai yra puiki danga karvidėms arba naminiams gyvuliams, trąšoms sandėliuoti, technikai sandėliuoti. Banguotas lakštas turi savybę nesikondensuoti ir tai yra sveikas stogas gyvuliams ir technikai ir viskam. Dar jūs turite tokius permatomus lakštus, taip? Skaidrūs lakštai yra taip, mes vadinam tai skaidriais lakštais, naudojami kaip švieslangiai fermose, kuriuose laikomi gyvuliai. Kad nereiktų elektros daug naudoti. Ir kad elektros nereiktų naudoti, ir kad būtų tos natūralios šviesos, kad papultų, patektų. Bet turbūt šitą jau ne patys gaminat? Ne, šitų patys mes negaminam, mes juos importuojamės, bet kokybė jų yra tikrai
gera, tvarkinga ir dažnas klausimas yra irgi, kiek atlaikys. Taip, aš dabar žiūriu, toks plonas yra, tai aš užlipti galėčiau? Užlipti jūs turbūt galite ir jam nieko neatsitiks, jisai išsilenks, bet vėlgi, lipti ant jo mes tikrai nerekomenduojam ir neskirtas jisai laipioti ant jo. Bet sniegą jisai laikys tikrai? Sniegą jisai tikrai laikys ir esant ir didesniam šalčiui jisai yra pakankamai elastingas ir netrukinėja nuo smūginės jėgos, kadangi čia yra poliesterius sutvirtintas tokiais siūlais ir tie kvadratukai, kuriuos matote, tai yra suausti poliesterio siūlai. Dabar jūs visiems šitiem banguotėm lakštam gaminate ir priedus. Taip. Tos priedus irgi gaminate automatizuotų būdų, ar ne? Ne, kad ir kaip norėtumėm priedus automatizuoti, turbūt tai yra sunkiai įmanoma. Tai yra visi šitie priedai gaminami rankomis, kiekviena forma, tiek tarkim, vėjelentės, ar tai kraigo gaubto, ar tai pačio kraigo kažkokio, tai yra šablonas, ant kurio žmogus rankomis išformuoja dar nesustingusią masę. Tai yra kruopštus ir labai atsakingas darbas iš tikrųjų ir jeigu mes pabandėm patys tai padaryti, iš pirmo karto tikrai nepavyksta to padaryti gražiai, lygiai ir tvarkingai. Tai galbūt ir kaina yra tokia šitų priedų. Bet man kaip tik atrodo labai nebrangi. Tas keli eurai kainuotas priedas, o žmogus ten praleidžia turbūt ne kelias minutės. Yra kai kurie priedai ir užtrunka ir iki minutės tikrai, bet yra priedų, prie kurių žmogus sugaišta ir 5 minutės, kol jį išformuoja, tai turbūt taip. Bet tai plus pasiruošimas, nunešimas dažyti. Ten, sakau, nes įprastaigi, mes kai užsakai banguotus lakštus ypač sezono metu, tai lakštai atvažiuoja greitai, bet priedai atvažiuoja žymiai vėliau. Sunku atsakyti šitą klausimą, kodėl taip yra, nes šiaip pagrindinių spalvų arba pagrindinių tų priedų skirtų prie kiekvieno stogo mes gaminamės ir sandėliuojam pastoviai, tai turėtų jie iš tikrųjų atvažiuoti kartu su stogo danga, nebent atsitinka gyvenimas. Ypač sezono metu, kai tik nurims, tada viskas tvarko, bet kai pats sezonas būna, tada jau visiems visko reikia ir... Taip, apie šitus priedus iš tikrųjų galėčiau paminėti arba pabrėžti, kad galima turbūt tikrai apsieiti be šitų priedų, bet stogas su priedais yra vientisas. Tai yra tiek medžiagos, tiek spalvos klausimų yra vientisas ir užbaigtas ir išpildytas. Tai yra, palyginti su priedais ir be priedų stogą yra akivaizdus estetinis vaizdas geresnis. Taip. Tikrai taip. Kai skaičiuoji stogą, jo norint pirkti, į ką reikia atkreipti dėmesį? Pasiūlysiu atsiversti mūsų montavimo instrukciją ir prie kiekvieno mūsų banguoto lakšto yra lentelė, pakankamai tokia informatyvi ir kurioje jūs rasite tą pagrindinę informaciją, kurios jums reikia, tai yra naudingas lapo ilgis, visas lapo ilgis, tai yra naudingas plotis, naudingas plotas, atstumai tarp grebėstų, kiek tai reikalinga tvirtinimo. Tai iš principo, net jeigu tu ir visiškai nieko neturi bendro su stogais, atsivertęs tą lentelę montavimo instrukcijoje, manau, kad sugebėsi susigaudyti tai. Kokios dažniausiai pasitaikančios montavimo klaidos, montuojant banguotus lakštus? Tų montavimo klaidų tokių turbūt didelių ir daug nėra. Pagrindinė turbūt gal klaida arba pagrindiniai tai sandėliavimas yra. Tai jeigu sandėliuoji netinkamai, banguotas lakštas pasidengia tokiom dėmėm. Tai yra, jeigu tu palaikysi lauke su visa palete, pačiam lapui nieko neatsitiks. Turbūt techninėm savybėm nieko neatsitiks. Bet baltos kalkių arba druskų dėmės iš cemento išsiskirs cementui reaguojant ir jos nusės ant to pačio dažo. Tai kaip teisingai reikia sandėliuoti? Sandėliuoti reikia turbūt po stogu. Jeigu nėra galimybė sandėliuoti po stogu, tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, išpakuoti iš gamyklinės pakuotės, iš tos plėvelės ištraukti visą paletę
Ir uždengti jokių būdų ne kažkokia tokia pačia plėvele, bet tai galėtų būti brezentas, tai galėtų būti tentas. Puikiai tinka difuzinė plėvelė, jeigu mes stogą atliko, difuzinė plėvelė uždengti, viskas tvarkoje galima. Tai yra orui laidi medžiaga, iš kurios kitos pusės nesusikauptų rasos tokie lašeliai. Ypač rytais, kada oras šyla, plėvelė traukia drėgmę ir atsiranda rasa. Tai rasa... O tai iš vis negalim nei trupučių laikyti laukia, ar ten dieną, dvi neatsitiks nieko? Nėra tos tokio termino turbūt, net ir 1-2 dienos turbūt gali padaryti įtaką. Tai aš visada dažniausiai sakau iš karto, kaip yra galimybės leidžia, iš karto maksimaliai uždengti, paruošti. Atsivežti į objektą tada, kada jau dėsitus klosis stogą, taip? Geriausia būtų turbūt taip ir nelaikyti. Šiaip dažnas klausimas yra, ar galima stogą perdažyti. Ir aš žinau, kad jūs parduodate ten po 0,5 kilogramų dažus, tai galbūt pas jūs galima nupirkti ir ten 10 ar 20 kilogramų, jeigu tik tai galima dažyti tą stogą be abejo. Tai į klausimą, ar galima perdažyti, tai turbūt tikrai taip galima perdažyti ir tai yra dažna praktika stogų istorijoje. Tai pati medžiaga yra tikrai ilgaamžė ir jai nieko neatsitinka, o jeigu estetinis vaizdas netenkina, stogą galima tikrai atnaujinti ir perdažyti. Ar galima pas mus įsigyti didesnius kiekius dažų? Ne, mes nesam turbūt dažų gamintojas arba dažų pardavėjas ir mūsų dažai turbūt yra skirti dažyti gamykloje tam tikromis sąlygomis. Tai į šitą klausimą turbūt atsakydamas, kad yra pakankamai daug dažų gamintojų, kurie turi dažų skirtų stogo dangai, ir kurie turbūt atsako už patį dažymą lauko sąlygom arba tokiom sąlygom, kokios yra stogai yra.